Jaunas judesio ir neeilinių idėjų bei talento kupinas šiaulietis menininkas Virginijus Malčius nustebino šiauliečius. Audiovizualinio multimedijų pasaulio atstovas prabilo grafikos darbuose. Savo preciziškai ekspozicijai pavadinti pateikė naujadarą – Dvikojai ir parakanopiai. Iš Vilniaus į Šiaulius į Dailės galeriją 29 metų Virginijus Malčius grįžo nustebinti. Audiovizualinio meno kūrėjas, poetiško žodžio kišenėje neieškantis menininkas sako, kad filmukas Dvikojais nebetilpo į tokią formą, peršoko į popierių ir grafiką. Virginijus ėmėsi seno gelinio rašiklio. Tuo pačiu pailsino akis išdžiūvusias nuo darbo kompiuteriu. Ir pradėjau aš juos, tos dvikojus iš galvos kratyti. Paskui žiūriu, kad vienas lenda, kitas žaltys lenda. Paroda. Dvikojai, pasak Virginijaus, tai ne abstrakčios būtybės. Tai gali būti kiekvieno iš mūsų nužmogėjimo, degradavimo forma, kai žmogus praranda žmogaus vardą. Jo, kažkokie tokie kiti dalykai mankštinami, fiziniai, jusliniai. O po to tampa jau parakanopiu. Jau dvikojas truputį aukščiau parakanopis, jau blogai visai. Jau kur 4 vaikšto yra piešinys, kur jau 4 su kaklaraiščiu, bet jis jau parakanopis. Virginijaus Malčiaus Dvikojai ir parakanopiai ir ironiški, ir kupini humoro, ir labai savitos autoriaus mitologijos. Virginijus Malčius draugų ir artimųjų apsuptyje pats sako esąs nustebintas tokio šilto atsako. Stilistiškai švarūs ir kruopštūs darbai išduoda autoriaus reiklumą, nuolatinį judėjimą pirmyn. Autoriaus mintise jau paskutinioji triptiko videofilmuko dalis, kurią Virginijus Malčius žada pristatyti dar šiemet.